Aną savaitę mane kalbino viena žurnalistė, kuri primiktinai sakė miestelis, bet aš sakiau, ne, tai nėra miestelis, tai yra kaimas. Tai kaip iš tokio mažo kaimo? Kaip iš tokio kaimo tiesiog? Tarsi gimė tokios, sakyčiau, didelės palyginus svajonės. Man atrodo, kad viskas labai natūraliai ėjosi. Nebuvo, kad aš augdamas ten Liepalotose svajojau, kad aš būsiu ten kažkur, kažkas, kažkaip labai ten kažkoks. Labai daug tokių įvardžių vienams pasakiau. Bet išmokiausi šakiuose, miestelėje, kuris buvo netoli nuo Liepalotų, baigiau tą mokyklą, baigiau gerais pažymės, išvažiavau į Vilnių ir aš išvažiavau studijuoti ir žingsnis po žingsnio viskas susiklosti taip, kaip susiklosti. Man atrodo, čia nebuvo kažkokio staigaus šuolio į kažkur, viskas labai žingsnis po žingsnio, labai, kaip mėgau sakyti, mūsų fakultete, kai studijavau, inkrementiškai. Mane į Vilnių ir apskritai universitetą atvedė tas domėjimasis, smalsumas skirtingais dalykais. Įstojau į politikos mokslus, nes pagalvojau, kad ten turėtų būti tikrai labai įdomu, nes skaičiau, kokios yra disciplinos, net pažiūrėjau, prieš stodamas pasižiūrėjau, kokie yra literatūros sąrašai rekomenduojami ir net buvo vienas iš 5 žmonių visame fakultete, kurie įstojo tiksliai žinodami, maždaug tiksliai žinodami, ką ten mokysis. Tai kažkokių autoritetų, kad labai ten būčiau norėjęs lygiuotis ir eiti kažkuriuo ten jų pramintų keliu, tai nemanau, kad net ir buvo. Tie labai autoritetai atsirado jau pradedant daryti konkretų dalyką. Tarkim, pradėjau užsiimti šitą stand-up komediją, atsirado tada daugiau komikų, kurie man labai patinka, kuriuos aš žiūriu, kuriais domiuosi, kurių pėdom noriu sekti. Bet prieš tai viskas atsirasdavo jau bedarant. O gal galėtų įvardyti komikų, kuriais dabar domiesi? Mano mėgstamiausių yra nuo 3 iki 5, keli yra, kurie labai patinka. Tai Dylanas Moranas, kurį mes jau sugebėjom 2 kartus atsivežti į Lietuvą. Čia irgi vienas iš tų dalykų, dėl kurių labai džiaugiuosi, ką pradėjom su kolegom daryti. Ed Lizardas, Demetri Martinas, amerikietis, kuris labai originalią komediją kuria. Taip pat Ricky Gervaisas labai patinka iš anglų ir kurį laiką labai žavėjausi ir labai daug sužiūrėjau turbūt viską, ką buvo įmanoma. Jimmy Carr, ką sukūręs. Dabar irgi vienas iš tų komikų, kurie atsivešim į Lietuvą ir grįžę. Tai turbūt šitie 5 bus tie, kurių daugiausiai esu matęs domėjęs. Žinoma, ten yra tokie klasikiniai kaip George'as Carlinas, kurį turbūt visi stand-up komikai, visi yra žiūrėję, kaip jisai daro komediją. Bet jis man visada patiko, bet niekada nebuvo tas, į kurį norėčiau būti panašus. O tai yra planas atsivežti visus tuos į Lietuvą, kurie Tikrai ne visus, nes George'as Carlinas 2006 metais mirė. Tai jo tikriausiai neatsivešim. O šiaip tai yra iš kitų yra gana realu. Tarkim, kokie Ed Lizardai yra gana realu atsivežti į Lietuvą, tai turi labai sutapti daug skirtingų aplinkybių į vieną vietą. Turi jisai turėti datą, turi galėti skirti ją mums, turi norėti čia atvažiuoti, nes jisai, kiek žinau, kaip aš pats esu su juo kalbėjęs, kad jis nori tapti kurmio komiku, kuris yra pasirodęs absoliučiai visose Europos valstybėse. Ir Lietuva yra viena iš nedaugelio likusių, kurioje jisai dar nėra pasirodęs. O imantis tokių tikslų, būna kažkokia baimė arba tokios abejonės, kad nereikėtų, ar tiesiog negalvoji ir darai? Būna. Be abejo, ypač kai būna koks nors... Kai matai, kad viskas einasi ne pagal to planą, kai tu matai, kad per mažai bilietų parduota kol kas, ar ten dar kažkas, ar kažką reikia keisti, nes visada pasitaiko, kad jau būni susitaręs dėl vienos datos, tada staiga paaiškėja, kad negali tas komikas tą datą, tada tu ją nukelti, dar kažką dėliotis, viską perdėlioti skrydžius ir panašiai. Tai būna tokių stresų ir tokių kliūčių, bet viskas yra išsprendžiama, viskas yra įveikiama. Tai dabar apskritai mano tikslas kiekvieną mėnesį į Vilnių, į Lietuvą atvežti po kokį nors vieną užsienietį komiką, kuris nebūtų labai gerai žinomas dar, nes labai gerai žinomi jau pradeda labai brangiai kainuoti.
kuris būtų mažiau žinomas, pigus, bet geras, kad tiesiog pripratint žmonės eiti į užsienietiškus stand-up renginius ir kad taip kažkaip plėsti akiratį, plėsti Lietuvos komedijos sceną, rodyčiau vietiniam komikam, kaip galima dar tai daryti ir panašiai. Tokia veikla, kuri kol kas aš dar sėdžiu minus. Bet labai man patinka visus iš čia atvežti. Kas stumia į priekį būtent tą viziją? Jo, visiškai. Aš noriu, kad Lietuvoje, mano yra toks neambicingas visiškai tikslas, aš noriu, kad Lietuva atsirastų stand-up komedijos žemėlapį. Kaip vieta, į kurią galėtų atvažiuoja dideli komikai garsus, užsieniečiai pasirodo, yra pakankamai publikos, pakankamai suinteresuotumo, visi išvažiuoja patenkinti, abi pusės išsiskirsto patenkintis ir aš išeinu bent ant nulio. Tai tokia ideali vizija ir aš tikiu, kad viskas yra įmanoma, nes man atrodo, kad tai visai gerai sekasi, nes tarkim, gruodį turime Belus, turėsim sausį vieną komiką, vasarį tikriausiai dar kol kas neįsiaiškinom, kovą bus vienas, gegužę Džimikaras atvažiuoja, tai tikrai labai daug tokių renginių, kurie man pačiam labai priešintis. O kokių reikia gal savybių ar įpročių kasdienių, kad iš tikrųjų įgyvendinti visą tai? Tai visų pirma, labai visada padeda organizuotumas. Tokia akivaizdi, bet labai reikalinga savybė, bet jinai susideda iš labai daug skirtingų dalykų. Organizuotumas yra ir punktualumas, ir gebėjimas spręsti greitai problemas ir įvairias situacijas, sugebėjimas išmokti, į ką kreiptis, ko nors ieškant, kontaktų nuolatinė paieška, bendravimas su žmonėm. Aš labai daug pažįstu žmonių skirtingų ir kartais net suveikiu kaip tam tikras tarpininkas tarp skirtingų žmonių. Ten kur nors pamatau Facebook'e ar kas nors paklausia manęs, gal žinai, koks žmogus galėtų padaryti tą ir tą. Aš sėdu pagalvoju ir surandu nors kontaktą su keliam žmonėms suradęs darbą, keli žmonės šiaip suvedęs su projektais, kurie jiem yra įdomus. Tai viskas, man atrodo, telpa po to organizuotumu. Dar labai šiaip reikalingas geras atsparumas stresui, nes kad ir pats sėkmingiausias renginys organizatoriui, tiek atlikėjai yra visada stresas. Čia kitaip, man atrodo, nepadarysi, nes visada atsiranda kokį nors nenumatytų aplinkybių, dar kažkas mažų tokių mikroproblemų, kurias reikia iš karto labai staigiai spręsti. Tai reikia to atsparumo. Negali pradėti panikuoti, net ir su labai dideliais sunkumais susidūręs, turi iš karto sugebėti kažkaip tą įspręsti. O šiaip tai šalta galva, šaltas protas yra visada pats geriausias palydovas darant kažką to. O tai žmonėm, tarkim, kurie norėtų užsakyti tokias savybės, siūlytų tiesiog veikti? Aš apskritai siūlyčiau žmonėm, kurie nori ką nors daryti, kuo mažiau galvoti apie tai, kuo greičiau pradėti daryti, nes aš turiu tai labai paprastą taisyklę, kad jeigu pamatai, ko trūksta, kur nors, nežinau, aplinkoje tavo dar kažko, tai esi tas žmogus, kuris gali tą pakeisti, kuris turėtų imtis iniciatyvos ir tą išspręsti. O visos tos veiklos, jos kaip nulemia, kad esi laimingas, ar vis dėlto kažkokį stresą sukelia gyvenime? Praktiškai iš visų veiklų aš gaunu kažkiek to streso, bet man atrodo, ta nauda, kurią aš gaunu ir tas malonumas, kurį aš gaunu, yra daug didesnis negu tas kažkoks stresas ar kažkokie nemalonumai, nes visose veiklose visada atsiranda kažkas, dėl ko gali kažkiek patirti to streso, bet viskas gana gerai išsisprendžia, jeigu tik man sprendžia. O kažką iš to, ką nuveikti galėtume kartu, kaip svajonės įgyvendinimo? Humoro klubo pasirodymas Zymense tikrai buvo svajonė Zymense arenoje. Tikrai čia didžiausia. Vilano Moro atvažimas į Lietuvą kartus. Tiksliau pirmą kartą buvo svajonė, antrą kartą buvo svajonės pasikartojimas. Tai šitie turbūt du yra tie, kurie labiausiai kuriuos didžiuojasi ir apie kuriuos. Čia yra tie dalykai, jeigu kas nors man pasakytų prieš, nežinau, gal 5 metų, gal mažiau prieš 10 metų,
kai mokykla buvo 11-12 klasė, pasakytų kas nors, kad tu lipsi į sceną prieš Siemens arenai, prieš lipsi į sceną didelėje arenoje, kur ten bus netoli 4000 žmonių ir jiems bus įdomus tiems pasakas, jie jausis iš to, kad pasakas ir jie džiaugsis tuo, kad tu esi prie sceną, tai tikrai nebūčiau niekada. O turėtų ką patarti mūsų žiūrovam, kurie siekia savo svajonę? Mano labai, jau turbūt kelis kartus prieš šitą interviu pasakiau, labai yra paprasti tie patarimai, kad jeigu pamatai, kad ko nors trūksta, kažką galvoji, kad ko norėtum pats, to nėra, tai tiesiog reikia daryti, o jeigu tu tiksliai žinai, ką nori daryti, tai neįsivaizduoju, kad reikėtų dar kažko laukti, kažkokio ženklo ar dar kažko, nes galiausiai vis tiek, jeigu kažko nepadarysi, dėl to tik tai gailėsis. O jeigu padarysi, tai nepavyksta, bet to žinosi, kad neišėjo, ką padarysi, nieko nepakeisi. O kaip su tuo atkarpumu, jeigu tau kažkas nepavyksta, labai daug neišeis, ar pagalvoji, kad geriau atsižvelgti? Labai priklauso nuo to, kiek man yra tas dalykas, kurį aš darau svarbus. Jeigu jisai man nėra labai svarbus ir man jisai nepavyksta, tai tiek to. Tai prasme, žmonės meta projektus ir meta darbus ir čia yra visiškai natūralu. Jeigu tu ten kažką pradedi daryti ir matai, kad tau niekaip neišeis, tai tu geriau nesikankink ir nekankink kitų, kuriem tai yra reikalinga, o pradedi daryti ką nors kitą, kas tau labiau patinka. Yra buvę projektų, kuriuos aš pradėjau daryti ir supratau, kad jie ne man ir esu metęs tiesiog. Čia irgi labai natūralu. Man labiau, jeigu man dalykas tikrai svarbus, aš tikrai labiau stengsiuosi ir kol jo neįgyvendinsiu, kol nepasieksiu, kol tikrai nusiraminsiu. Bet ne visi yra tokie dalykai, tikrai. Kai kurios vis tiek darai tik tik dėl pinigų ir tik dėl to, kad kažkas paprašė labiau. Ir kai man vyksta, tai tada pagyvensiu, išgyvensiu ir galbūt tą papildomą kažkokios sumos. O tas nišas, kurios tau yra svarbios, išsirinkai taip intuityviai, ar iš tikrųjų tai buvo labai apgalvota viskas? Ne, viskas atsirado kažkaip savaime. Kai kurie dalykai mano gyvenime, humoro klubas, stand-up komedija, kad aš pats lipu į sceną atsirado visiškai per atsitiktinumą, tai to, kad mane rekomendavo bendra pažįstama dučiai, kuris organizavo tokius pasirodymus. Ir aš užlipau ant scenos ir aš net nežinau, kad aš turiu tą gebėjimą taip pasirodyti scenai, nes aš mokyklos metais nelankiau jokio teatro būrelio ar dar kažko. Esu vedęs kelis renginius, bet tai nebuvo kažkas labai ypatingo, matyčiau save ateity darant tą profesionaliai. Bet viskas atsirado kažkaip. Dalykas buvo įdomu ir galiausiai čia buvo tie dalykai, kuriuos man labai. O tai tie, kas dar vis dvejoja, bando išsirinkti savo sritį, tai siūlytum tiesiog bandyti? Jo, aš manau, kad net dabar tokie laikai, kai tu neprivalai baigęs mokyklą įstoti į universitetą, baigti specialybę tam tikrą ir pagal ją išdirbti visą savo gyvenimą 40 metų. Yra daugybės skirtingų dalykų, sienos yra atviros, gali važiuoti, kur nori, gali daryti, ką nori, gali bandyti viską, ką nori, žinoma, ten yra kažkokių ribų. Aš manau, kad sakys, čia neturi tiek pinigų, dar kažko. Visada gali nuvaryti, kur nors padirbti, sunkiau palenkti nugarą, kai esi jaunas ir užsidirbti kelionį ir dar ten kažkam. Skaičiau kaip tik visai neseniai kad interviu su vienu vaikinu, kuris išvažiavo į Kanadą, padirbėjo ten gal metus įvairius gana sunkius darbus ir po to praleido labai daug laiko keliaudamas į pačias egzotiškiausias vietas. Buvo Tonga ir dar kažkur tokius visiškai vietos, apie kurias net nepagalvoja. Tu jų neatsimeni, kol ten nenutinka kokio nors žemės drebėjimo kažkokios tragedijos. Tai net ir į tokius kraštus išsuko. Tai viskas yra, visas pasaulis yra labai atviras ir gali daryti, ką nori, tik sugalvo ką. O jeigu net iš vis sėsk į lėktuvą ir skris kur nors vietos sugalvosi. Ir tiesiog svarbu nebijoti, kaip suprantu. Labai svarbu, nes visą gyvenimą gali praleisti bijodamas kažką pradėti daryti ir paskui
mirties patale gulėti ir galvot, galėjau nuvaryti į Australiją ir galėjau nuvaryti į Antarktidą aplankyti. Nu, tokių visada gali. Dar pasigailėti, ko nepadarai, dar spėsi, tam visas gyvenimas skirtas, tai geriau kažką pasidaryti. Puikus patarimas, būtinai pasinaudosime. Tai šiam kartu turbūt tiek. Labai ačiū, kad sutikai ateiti. Iš tiesų labai įdomus interviu ir lauksim darbų. Ir dėkoju Local Tea, kad priėmė mus čia. Mes esame pirmieji šio arbatos restorano lankytojai. Kai matysite šią laidą, jie jau bus atsidarę ir galėsite užeiti ir atsigerti labai skanių gėrimų.